tiek informatyves, tiek įtraukiančias įžvalgas. Siekiant turėti sklandų webinarą, pradėsime nuo kelių svarbių organizacinių akcentų. Tai prašome visų svečių išjungti mikrofonus ir vaizdo kameras. Informuojame visus, kad šis renginys yra įrašomas. Renginio įrašą ir pranešėjų skaidres galėsite rasti šiek tiek vėliau renginiui pasibaigus Limpra svetainėje, renginių skiltyje. Kiekvienas mūsų šiandien pranešimas truks apie 20 minučių. Visada pranešėjams galite užduoti klausimus. Pirmą rašant klausimą chat skiltyje, langelėje. Mes tada jį perskaitysime ir pasidalinsime. Arba po pranešimo galite užduoti klausimą ir žodžiu tiesiogiai paspauskite rankos ikonėlę viršuje ir tada galėsite užduoti savo turimą klausimą. Taigi šiandien įžvalgomis su mumis pasidalins Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje Daiva Kirkilaitė-Šetkutė, Vokietijoje Arūnas Šarka, Nyderlanduose Julijus Glebovas ir JAV Mantas Zamžickas. Jie pasidalins informaciją apie ekonominę situaciją, rinkos rodiklius tose šalyse, kokie veiksmai, tendencijos matomi iš verslo ir vyriausybės pusių, taip pat galimybės ir iššūkius mūsų įmonėms ateinančiais 24 metais. Iš ties su nekantrumu laukiame pranešimų, nes visos šios šalis yra didelės pasaulio ekonomikos ir žaidėjos, tai labai svarbios ir mūsų verslams. Webinarą pradėsime nuo Prancūzijos apžvalgos, kurią pasidalins Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje Daiva Kirkilaitė-Šetkutė. Tai prašau, Daiva, pasidalinkite prezentaciją ir žodis jums. Daiva, prašau, įsijunkite mikrofoną. Labą dieną visiems, ačiū Tomai už pristatymą, taip pat ačiū, kad suteikėt man pirmąjį žodį šiandieną. Tai iš tikrųjų galbūt norėsiu pakalbėti šiandien galbūt taip daugiau pirmiausia apie ekonominę padėtį Prancūzijoje, einam į antrą skaidrę. Ir tada šiek tiek pakalbėsiu, kokios yra pramonės tendencijos ir dabar vykstanti transformacija Prancūzijoje. Tuomet labai svarbus momentas, kuris dabar skamba ekonominiai politiniai erdvėj, tai yra ekonominės nepriklausomybės siekis, kurios Prancūzija siekia šiuo metu ir užsibrėžus tam tikslus. Ir taip pat norėčiau irgi paminėti ir pakalbėti daugiau apie gynybos pramonę šį kartą. Kadangi turbūt visi girdėjot, kad vyko Paris Defense and Strategy forumas praeitą mėnesį, kuriame dalyvavo ir mūsų Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Ir be to Prancūzijoje šis sektorius yra dabar labai svarbus. Tai gal tada pradėsiu nuo ekonomikos apžvalgos ir einam tada mes jau kitą skaidrę. Tai jeigu kalbant apie ekonomikos augimą, tai Prancūzijos nacionalinis statistikos ir ekonomikos tyrimų institutas sumažino 24 metų ekonomikos prognozes dėl sulėtėjusio augimo ir didėjančio nedarbo. Tai pirmo ketvirčio ekonomikos augimas iš tikrųjų prognozė sumažinta iki 0, praktiškai stagnuoja, lyginti su tai, kad buvo prognozuota, kad pirmą ketvirtį ekonomika augs 0,2%. Tai antrą ketvirtį ekonominis aktyvumas gali vėl padidėti ir prognozuojama, kad kils 0,3%, tai rodo, kad nors pirmas ketvirtis buvo pakankamai prastas, yra vilties dėl geresnio antrojo ketvirčio. Tačiau vyriausybės nustatytas 1% augimo tikslas tai tikrai atitolsta ir greičiausiai, kad to nepasieks.
Taigi, remiantis Prancūzijos centrinio banko kovo mėnesio tarpinėmis prognozėmis, manoma, kad 24 metų BVP augimas toliau lėtės ir sudarys 0,8%. Praeitais metais BVP augo 0,9%. 25-26 metais augimas paspartės ir turėtų siekti 1,5% ir atitinkamai 26 1,7%. Prancūzijos ekonomika labai smarkiai spaudžia sumažėjusi paklausa, kuri stabdo ir darbo vietų kūrimasi. Būtent dėl šios priežasties nedarbo lygis tikėtina, kad ir toliau didės. 24 metais dėl sumažėjusios infliacijos augimą turėtų labiau nei pernai skatinti namų ūkio vartojimas. 25 metų augimui taip pat būtų naudingas privačių investicijų atsigavimas, nes planuojama, kad pagerės prieinamumas prie pinigų ir pagerės finansinės sąlygos. O 26 metais šios tendencijos sustiprėtų ir skatintų dinamišką aktyvumą. Taigi, taip pat tikimasi, kad šiais metais pabaigoje infliacija sudarys apie 2%, nes ji nuosekliai mažėjo nuo 7% 23 metų pirmą ketvirtį iki 3,1% šių metų vasario mėnesį. Tai šis mažėjimas siejamas su lėtėjančiu pramoninių prekių kainų ir darbo užmokesčių augimu. Nepaisant geopolitinės įtampos, galinčios turėti įtakos transporto išlaidoms, prognozuojama, kad bendra infliacija išliks stabili, šiek tiek pakoregavus energetikos kainas, bet nepakeitus bendros infliacijos lūkesčių. Taigi 25 metais ji dar turėtų sumažėti iki 1,7% ir daugmaž stabilizuotis apie tokią ribą. Taip pat numatoma, kad šiais metais nominalus darbo užmokestis lėtės ir nebus tokio augimo, jis lėtės labiau, nei buvo numatyta anksčiau, o nedarbo lygis palyginus su ankstesnėmis prognozėmis šiek tiek padidės. Tai šis lėtėjimas siejamas su keliais veiksniais, įskaitant mažesnį negu tikėtasi minimalaus darbo užmokesčio padidėjimą ir nuosaikesnį derybų dėl darbo užmokesčio didėjimą 24 metais. Nepaisant to, darbo užmokesčio augimas vis tiek bus didesnis už infliaciją, todėl manome, kad 24 metais tai palaikys darbuotojų perkamąją galią. Ir vidutiniu laikotarpiu darbo užmokesčio dinamika turėtų išlikti stabili. Tai remiantis to pačio statistikos instituto paskelbtais duomenimis, ketvirtą ketvirtį nedarbo lygis Prancūzijoje siekia 23 metų 7,5% darbingų gyventojų. Tai tikimasi, kad šiais metais padidės darbo rinkoje ir toliau blogės šis rodiklis. Tai iš tikrųjų dėl ekonomikos nuosmukio sulėtėjo ir darbo vietų kūrimas ir dar jį paveiks darbo jėgos darbo jėgai dar didesnį poveikį iš tikrųjų turėtų daryti ir tas laipsniškas pensinių amžių ilginimas, kurį prancūzai nubalsavo praeitais metais ir jis ilginamas nuo 62 metų iki 64 metų. Taip pat vyriausybė yra labai stipriai kritikuojama visuomenės, nes biudžeto deficitas 23 metais išaugo iki 5,5%, nors vyriausybė žadėjo, kad biudžeto deficitas sudarys 4,9%. Tai toks valstybės skolos rodiklis 23 metais labai blogas ženklas vyriausybei ir ypač laukiant reitingų agentūrų pavasarinio vertinimo. Tai labai tikisi, kad tas vertinimas nesumažės.
bet nežinom, kaip čia gali būti. Einam toliau į kitą skaidrę. Norėčiau šiek tiek papasakoti apie padėtį pramonės sektoriuje, nepaisant, aišku, viso ekonominio tokio, negaliu pasakyti nuosmukio, galbūt stagnacijos, yra ir kita medalio pusė. Įmonės pesimistiškai vertina būsimą veiklą, ypač pramonės ir statybos sektorių užsakymo portfelius. Netikrumo rodiklis sausio mėnesį šiek tiek padidėjo, įmonės susirūpinusios dėl sunkumų tiekimo grandinėse ir būtent kurios vyksta per Raudonąją jūrą. Sausio mėnesį įmonių didinančių pardavimo kainas dalis grįžo prieš pandeminį lygį, tai pramonėje, tarkim, 15% tokių įmonių didino savo pardavimo kainas, paslaugų įmonės 21% jų didino pardavimo kainas, o statyboje 14%. Tačiau vyko ir atvirkščiai, daugiau įmonių mažina kainas, tarkim, pramonėje tai būtų 10% tų įmonių, kurios tas kainas mažina, statyboje 9%, o paslaugų sektoriuje ši dalis yra maža, 5%. Sausio mėnesį tiekimo grandinės sunkumai pramonėje išliko stabilus, juos nurodė 14% įmonių, o pagerėjimą aviacijos ir kosmoso sektoriuje atsivėrė sunkumai tokiuose sektoriuose kaip metalurgija, vėlgi dėl tos pačios padėties Raudonojoje jūroje. Tiekimo grandinės problemos mažėja statybų sektoriui, tai įvardina tik 4% įmonių ir nepaisant vangios ekonominės veiklos, įdarbinimo, sunkumai sausio mėnesį išliko stabilus. Tai sako 41% įmonių, lyginant su gruodžio mėnesiu, ypač paslaugų ir net statybų sektoriuose. France Industry tai yra asociacija, kuri jungia tikrai didelį organizacijų kiekį, tai jos pirmininkas pabrėžia savo asociacijos siekį skatinti pramoninius projektus Prancūzijoje ir jis pabrėžia kolektyvinę valią ir atsinaujinusi patrauklumą. Tai praėjus 2 metams nuo investicinio plano Prancūzija 2030, kurio vertė siekia 54 milijardus eurų, nuo įgyvendinimo pradžios pasiekta teigiamų rezultatų. Tai pramoniai. Tarkim, paremta daugiau kaip 4370 projektų, skirta 21 milijardas eurų tam ir sukurta arba išsaugota 40 tiesioginių darbo vietų. Kiekviename Prancūzijos teritorijos departamente yra paskirtas subprefektas, kuris antras žmogus pačiam tam visam departamente, kuris kartu su vietos valdžios institucijomis stebi pramonės projektus, daugiausiai dėmesio skirdamas investicijoms į inovacinės technologijas ir į ekologinį perėjimą. Taip pat mokymas yra vienas iš prioritetų, o tokios iniciatyvos kaip 800 milijonų eurų biudžeto skiriamos mokymui įvairiose pramonėse sektoriuose. Taip pat skiriamos premijos darbo ieškantiems asmenims, kurie ieškosi ir darbo pramonėje. Tarkim, tokie regionai kaip Île-de-France, kur yra regionas apie Paryžių, ir Auvergne-Rhône-Alpes, kur apie Lyoną, steigiami regioniniai valstybiniai turto fondai ir jie skirti pramonės reindustrializacijai ir anglies dvideginio išmetimo mažinimui. Kartu sudarant palankės sąlygas įsigyti žemę arba gauti finansavimą. Nepaisant iššūkių, su kuriais susiduria kai kurie nariai, pavyzdžiui, Deep Tech arba mažosios vidutinės įmonės dėl mažėjančių lėšų pritraukimo ar sukrėtimų,
susijusių su išlaidomis, didėja didelių investicijų poreikis į ekologinį, energetinį ir skaitmeninį perėjimą. Taip pat į kitas sritis, pavyzdžiui, inovacijas, tarptautiškumą, našumo didinimą. Tai su tokiais iššūkiais susiduria pramonė. Einam dabar į kitą skaidrę. Ir iš tikrųjų šiandien Prancūzijos vyriausybei labiau nei bet kada rūpi, kokiomis sąlygomis vyksta pramoninė gamyba, kur ir kaip jį vykdoma. Todėl gamintojai patiria vis didesnį spaudimą gaminti produktus tvariai, bet pelningai. Nuo dirbtinio intelekto iki mašininio mokymosi ir robotizacijos ir pramonės metaversijos išmaniosios gamybos technologijos šiuo metu atlieka svarbų vaidmenį, padedant pramonės sektoriui įveikti naujus iššūkius. Tikimasi, kad 2024 metais pramonės sektoriuje bus daugiau pragmatizmo, nes užmojai buvo labai dideli, tai kai kurie tie drąsūs užmojai yra ar bus sumažinti, ypač tokiose srityse, kaip minėjau, generatyvinis dirbtinis intelektas, pramoniniai metaverslai ir darbo vietų perkelimas ir autonominės transporto priemonės. Tikimasi, kad šiais metais Prancūzijos pramonėje įvyks reikšminga transformacija, kuriai būdinga technologijų, inovacijų ir aplinkosaugos reikalavimų konvergencija. Ir šie pokyčiai yra skatinami pramonės 4.0 ir 5.0 principo. Jie iš naujo apibrėž gamybos, automatizavimo ir tvarumo standartus. Prancūzijos gamybos sektoriuje šiais metais ir toliau bus sparčiau diegiamos skaitmeninės technologijos, o dirbtinis intelektas ir pažangios informacinės sistemos dar labiau optimizuos gamybos ir operacijų valdymą. Tos Prancūzijos įmonės, kurios jau investuoja į skaitmeninę transformaciją, pastebi labai teigiamą grįžtamą ryšį, įskaitant geresnę produktų kokybę dėl kokybės kontrolės priemonių, kurias užtikrina dirbtinis intelektas, taip pat didesnis efektyvumas optimizavus gamybos linijas, tai pavyzdžiui, mažiau prastovų, mažiau atliekų ir panašiai. Taip pat efektyvesnis energijos ir išteklių naudojimas, mažinantis gamybos poveikį aplinkai. Ir gamybos sektorius nesustos su šia 4. pramonės revoliucija, prasideda, kaip prancūzai sako, nauja era, pramonė 5.0. Ir tai apima glaudesnį operatorių ir mašinų bendradarbiavimą. Į gamybos procesus integruojant dirbtinį intelektą, automatizavimą ir robotiką. Tai šiais metais ir toliau taip pat bus plėtojama robotizacija, automatizavimas, ypač vis plačiau naudojant autonominius robotus ir automatizuotas sistemas, kad būtų padidintas būtent efektyvumas, sumažintos sąnaudos ir padidinta taip pat sauga gamyklose. Prancūzijos gamybos pramonėje tiekimo grandinės valdymas ir toliau plėtosis, skaitmeniniai sprendimai užtikrins didesnį skaidrumą, optimizuos medžiagų ir informacijos srautus ir geresnius pramonės veiklos rezultatus. Gamybos pramoniai toliau išgyvenant atsigavimą po pandemijos, nuolatinį nepriteklių, ekonominį netikrumą ir toliau bus labai svarbu sekti. Tai yra, reikėtų didesnio matomumo visoje vertės grandinėje, didinti efektyvumą ir demonstruoti atsparumą ir taip pat siekti inovacijų tiekimo grandinėse. Kalbant apie finansavimą, tai prancūzams pavyko susitarti su Europos komisija, kuri patvirtino Prancūzijos 300 milijonų eurų vertės
pagalbos schemą, kuria siekiama skatinti, tarkim, didelių žemės ūkio produktų ir perdirbimo ir prekybos įmonių investicijas bei naujų gamyklų statymą ir senų gaivinimą. Taip pat komisija patvirtino ir 2,9 milijardų eurų vertės Prancūzijos valstybės pagalbos schemą investicijoms į ekologišką pramonę remti. Tai iš tikrųjų tą schemą jie leido pasinaudoti, pagal kurią bus remiamos investicijos į ekologiškos gamybos šakas, kad būtų skatinamas perėjimas prie nulinio išmetamų teršalų kiekio, ekonomikos ir einama prie žaliosios pramonės. Prancūzijoje toliau vyksta, einam toliau į skaidrę, toliau vyksta reindustrializacija ir 2023 metais vėl buvo atidaryta daugiau gamyklų nei uždaryta. Paskelbtame naujajame vyriausybės barometro duomenimis praėjusiais metais reindustrializacijos dinamika išliko teigiama. Prancūzijoje buvo atidarytos 57 naujos gamyklos, kai tarkim 22 metais buvo atidarytos 49. O jeigu atsižvelgiant į jau esamų gamyklų plėtrą, tai 2023 metais šis skaičius padidėja iki 201 gamyklų, kurios išsiplėtė, palyginus, tarkim, su pernai, kai plėtrą įgyvendino 176 įmonės. Tai didysis laimėtojas, kaip jie sako, tai yra Auvergne-Rhône-Alpes regionas aplink Lyoną. Bet nepaisant to, vyriausybės barometras rodo investicijų antplūdį daugelį sričių. Ir, tarkim, žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje buvo pastatyta arba išplėsta daugiausiai naujų objektų, iš viso 47. Toliau rikiuojasi žalioji pramonė ir žiedinė ekonomika. Tai platis sritis apima įvairiausio pobūdžio gamyklas, nuo akumuliatorių gigafabrikų, megafabrikų, kaip juos čia vadina, ir vandenilio gamybos ir saulės elektrinių. Ir taip pat, tarkim, perdirbimo gamyklos. Tai tiek buvo išplėsta tokio pobūdžio 29. Po to seka transportas. Transporto pramonėje išsiplėtė 22 gamyklos, sveikatos priežiūros srity ir gyvybės moksluose 20 įmonių. Taip pat papildomų gamybos pajėgumų įgijo ir metalurgija, kuri 22 metais ypač nukentėjo nuo energetikos krizės. Keliaujam į kitą skaidrę. Tai dabar didžiausias bazas Prancūzijoje šiuo metu yra apie gigantinių fabrikų ar gigafactory įsikūrimą Prancūzijoje. Ir Prancūzija užsitikrino 10 milijardų eurų investicijas į tokius didžiulės gamyklas. Ir, kaip žinot, Prancūzija yra antras pagal dydį automobilių gamybos centras Europoje. Ir Prancūzija iš viešų ir privačių lėšų iš viso sukaupti būtent šitie 10 milijardų eurų skirtų gigafabrikų šalies teritorijoje atidarimui, bet tikrai labai artimiausių metų. Dauguma iš jų yra numatyta arba jau pradėti statyti Prancūzijos šiaurėje, kuri taip logiškai tampa baterijų slėnių Prancūzijoje. Ir Prancūzijos vyriausybė tikrai teikia dosnes subsidijas privatiems subjektams, kurie steigia tas gamyklas.
Tai tarkim, pernai Prancūzijoje atidarytas pirmas iš tokių numatytų 4 gigafabrikų, tai Automotive Cells Company. Turbūt jau girdėjot, jis yra Villers-Berlus-Dauphin mieste, šalies šiaurėje. Ši gamykla yra bendra Stellantis, Total Energies ir Mercedes įmonė. Ir žymi būsimo elektrinių akumuliatorių slėnio skirto atgaivinti buvusi kalnakasybos regioną pradžią. Tai tikrai tokia labai svarbi pramoniai žinia ir kaip sakoma, pradžia. Ir Automotive Cells Company žengė svarbų žingsnį Europoje, pereinant prie tvaraus judrumo. Į šią gamyklą investuota 850 milijonų eurų. Bordo mieste sukurta ši nauji akumuliatorių technologija ir nuo 20 metų Prancūzijoje išbandytas pramoninis procesas leidžia šitai įmonei užimti svarbę vietą elektromobilio akumuliatorių pramonėje ir planuojama iki 30 metų gigafaktorių, kurios gamybos pajėgumai sieks 40 gigavatvalandžių ir jis sukurs apie 2000 tiesioginių darbo vietų. Iniciatyva yra platesnės strategijos dalis, kuria siekiama suburti išbaigtą elektromobilių ekosistemą. Dalis, atsižvelgiant į prezidento Macrono tikslą iki 2023 metų Prancūzijoje pagaminti 2 milijonus elektromobilių. Europoje daugėja ir gigafaktorius šitų gamyklų, kurios yra labai svarbios siekiant sumažinti automobilių baterijų priklausomybę nuo Azijos, o tai rodo, kad Europos lygmenių stiprinami pramonės užmojai. Gal dabar nepasakosiu apie kiekvieną gigafaktorių, jūs skaidriai matot, nuo 25 kovo mėnesio atsidarys Envision ASC gigafabrikas irgi Prancūzijos šiaurėje. Taip pat Dunkerko mieste Verkor įmonė jau padėjo kertinį akmenį savo gigafaktoriui. Taip pat yra dar tokia labai įdomi įmonė Tiamat, tai yra Prancūzijos nacionalinio mokslinio tyrimo centro padalinys, ar iš šito didžiulio mokslinio tyrimo centro išėjęs startuolis, kuris specializuojasi natrio jonų akumuliatorių technologijų srityje ir siekia 25 metais Amieno mieste pastatyti pirmąją gamyklą. Tai irgi toks įdomus inovacinis projektas. Taip pat dar vienas yra didelė gamykla Carbon vadina. Tai jinai gamins saulės modulius ir baterijas ir gamyklą statys Marselyje prie Marselio uosto. Einam į kitą skaidrę, čia irgi galbūt daugiau nekomentuosiu. Užtikrinant ekonominę nepriklausomybę, skatinamos investicijos į tam tikras pramonės šakas. Tai matote čia įmonės, kurios investuoja į Prancūziją, čia tik tai keletą pavyzdžių, bet matote, kokia yra tendencija, kad ir siekiama pritraukti tokias investicijas arba plėsti tą veiklą, kad padidinti šalies ekonominę nepriklausomybę. Tai galbūt trumpai tiek apie pramonę ir dabar norėčiau pereiti trumpai prie gynybos pramonės, kuri Prancūzijoje turi labai gilias istorinės šaknis. Tai pramonė, kurios pradžia siekia jūrų arsenalą ir ginklų gamybos laikus ir per šimtmečius įsiplėtė į labai sudėtingą ekosistemą, į kurią eina specializuotos mokyklos, korpusai, didžiuliai pramoniniai gigantai. Ir ši tradicija grindžiama mokslo meistriškumu ir technologinių naujovių siekimu ilgą laiką buvo lemtinga Prancūzijos nacionaliniam galių ir saugumo stiprinimui. Prancūzijos gynybos pramonės plėtra glaudžiai susijusi su valstybės strateginiais siekiais
Ypatingą poveikį pramoniai turėjo pastarųjų dešimtmečių pastangos sukurti autonominę branduolinio atgrasimo galimybę, kuri pakeitė pramonės paveikslą ir skatino kurti specializuotas valstybinės struktūras bei taip pat tinkamas biudžeto priemonės tam. Pagrindiniai veikėjai, tokie kaip, tarkim, Airbus Group, Dassault Aviation, Naval Group, MBDA, Thales, puikiai atspindi pramonės įvairovę, fokusuojantis įvairias sritis nuo civilinių rinkų iki išskirtinės ginkluotės gamybos. Nepaisant išliekančio atsparumo ir prisitaikymo gebėjimų, Prancūzijos gynybos pramonė susiduria ir su daugybė iššūkių. Tai, tarkim, biudžeto apribojimai ir didėjanti priklausomybė nuo eksporto reikalauja ieškoti pusiausvyros tarp vidaus prioritetų ir globalių poreikių. Taip pat reguliavimo kliūtis, sudėtinga importuojančių šalių kompensavimo politika. Tai yra nuolatinės problemos, kurios reikalauja labai subtilių rinkos plėtros strategijų. Kalbant apie technologinę pažangą, ypač civiliniuose sektoriuose, dar labiau slegia pramonė keisti inovacinius modelius ir skatinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą. Šį pokytį lydi naujų dalyvių įsigijimo modelių atsiradimas, palaipsniui keičiant tradicinę gynybos sektoriaus dinamiką. Reaguojant į šiuos iššūkius, vis labiau pripažįstama, kad Europos bendradarbiavimas ginkluotės programuose ir pramonės konsolidacija yra būtini. Tokios iniciatyvos, nors ir turinčios perspektyvą, ne visada lengvai gyvendinamos dėl nacionalinių skirtumų ir pramonės interesų. Tai neseniai priimti valstybės biudžeto įstatymo pakeitimai yra bendros pastangos stiprinti gynybos sektorių. Dalis santaupų nukreipta į mažasias ir vidutinės įmonės pramonė yra bandymas spręsti finansavimo problemas, su kuriomis susiduria pradedančios ar mažos vidutinės įmonės. Atsiprašysiu, Daiva, tikrai matome, kad tikrai turite daug sakyti, bet šiandien tikrai mūsų laikas yra limituotas. Tai iš tikrųjų, čia mano tas ir buvo beveik paskutinis punktas, kad tikrai tam naujam įstatymė yra numatomi pokyčiai, kad bankai surinkę lėšas iš gyventojų, vieną dalį jie iš tikrųjų nukreipia į socialinį būstą, bet šis procentas bus dabar kreipiamas į gynybos pramonę, dalinai kreipiamas ir technologinių bazę gynybos pramonės įmonė. Tai galbūt tada tiek, nes norėjau tikrai paminėti gynybos pramonę ir kad mūsų inžinerinės įmonės tikrai gali dalyvauti šioje pramonėje ir dalyvauti vertės grandinėse. Tai aš manau, kad tikrai geras laikas apie tai pagalvoti. Einam į kitas skaidres, tai ten tik tai čia yra pagrindiniai žaidėjai gynybos pramoniai, o visos kitos skaidrės toliau jūs matysit, ten yra išvardintos pagrindinės parodos, kuriuo aš tikrai nekomentuosiu, jų yra daug. Tai jeigu bus jums įdomu, kai Limpra pasidalins skaidrėmis, galėsit jas pasinagrinėti ir aš galėsiu daugiau suteikti informacijos. Tai dar tik tai užbaigiant apie gynybos pramonę, tai mes planuojam turėti vėlgi šiais metais Paryžiui Eurosatory parodoj stendą, kur numačiusios 17 įmonių dalyvauti, Lietuvos įmonių dalyvauti parodoj. Tai tikrai kviečiam galbūt šį kartą nedalyvauti, bet apsilankyti įmonėje ir pamatyti, koks tai yra mastas ir kokios tai yra galimybės. Tai ačiū tada už suteiktą žodį, jeigu būtų klausimų, pasiruošus atsakyti juos. Ačiū Lietuvos komercijos atašė Prancūzijoje Daivai Kirkilaitei Šetkutė. Ačiū už išsamų ir tikrai įdomų pranešimą. Tikrai, kaip ir minėjote, puikios galimybės dabar įmonėm įsilieti vertės grandinės. Dėl detalesnės informacijos, konsultacijos tikrai įmonės kreipkitės į Daivą ir Daiva kaip tik galėdama suteiksiu jums konsultacijos ir pagalbos. Tai dar kartą dėkojame Daivai ir keliaukime prie mūsų antrojo pranešimo. Kviečiame Lietuvos komercijos atašė Vokietijoje Arūną Šarką.
Arūnai, sveiki. Sveiki. Puikiai jūs girdime. Prašom, Puiku. pasidalinkite savo pranešimu. Laukime. Ar matot? Taip. Gerai. Tai matyt, gal tada ir pradėsiu. Pasistengsiu būti trumpas, daug nepasakosiu. Ir iš tikrųjų gal pradėkim nuo to, kad ketvirtas ketvirtis BVP augimo planas, jeigu kas prisimenat mano pranešimą, paskutinį buvo 0,4%, dėja dabar jis yra jau sumažintas ir yra 0,2% ir 2015 metam planuoja augimo prognozę 1,4%, bet manau, kad į kokį trečią ketvirtį mes pamatysim, kaip tai atrodo realiai. Infliacija 24 metais 2,3% planuojama, o 25 metais 1,8%. Ir eksportas yra labai stipriai veikiamas mažėjančios užsienio prekybos. Šitoj skaidrėje ilgiau neapsistosiu, tik prašau atkreipdėmėsi į gyventojų skaičių, prie jo sugrįšim pabaigoj, kai bus išvados. Įmonių ekonominė padėtis. Įmonių nuotaikos nėra pačios geriausios. Ryškėja verslo nuosmukio tendencijos ir tai lemia tam tikri dalykai, kaip pavyzdžiui energetikos kainos, personalo trūkumas, biurokratija. Labai paprastas pavyzdys, kad paskutinį kartą aš šnekėjau su viena savo pažįstama įmonė ir paminėjo, kad vėjo parką jie statėsi lygiai 14 metų. Tiek laiko užtruko visokie biurokratiniai dalykai, kuomet juos reikėjo susitvarkyti. Ir didžiausias poveikis iš tikrųjų šitoj situacijoje yra mažoms ir vidutinėms įmonėms. Suprantame, kad čia kitoks truputį mastas negu Lietuvoje, tačiau jas labiausiai įtakoja šitą situaciją. Toliau šitoj vietoje dar reikėtų pastebėti, kad labai nepalanki situacija yra daug energijos imliose įmonėse. Ir jeigu taip jau žiūrėt pagal sektorius, tai būtų galima išvardinti, kad nėra pati geriausia padėtis popieriaus pramonėje, metalurgija ir metalo apdirbime, tai čia mus labai stipriai, ko gero, palies truputį vėliau. Stikle, keramikoje, akmenyje, tai kaip matom, statybų sektorius važiuoja žemyn, gamyba irgi neatrodo per daug geriausiai. Prekyba ir paslaugos. Vartotojų nuotaikos iš tikrųjų nėra ypatingai geros. Didėja kainos, tuo pačiu didėja ir išlaidos. Didėja žaliavų kainos, energetikos kainos, paslaugų kokybė Vokietijoje tenka pripažinti, kiek jau mes čia dirbam, nėra pati geriausia, stebina tai, kadangi anksčiau buvo kiek kitaip. Ir dėl to perspektyvos, tarkim, restorano ar viešbučių sektorioje nėra ypatingai geros. Ir panaši situacija yra transporto bei sandėliavimo sektoriuose. Pagrindiniai dalykai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį Vokietijoje, kas apibrėžiama našta ir rizika, tai yra energijos kaštai, kartoju vis dar kartą, žaliavų kainos ir ekonominės politinės sąlygos. Ir jeigu jau taip reikėtų įvertinti Vokietijos situaciją dabar, kas buvo panašaus, tai kalbama apie tai, kad panaši situacija buvo maždaug 21 metais per COVID-ą. Ir jeigu jūs matot, buvo padarytas tyrimas ir pagrindinis dalykas, kuris krenta Vokietijoje akis, tai yra biurokratija. Ir biurokratija visur, kiekviename žingsnyje ir galbūt net kaip anekdotą galima paminėti tą situaciją, kad amerikiečiam įžengus po Antro pasaulinio karo į vokiečių teritoriją, jie rado knygas, kur buvo aprašyta labai smulkiai kiekviena mina, kur buvo padėta, išimta, neišimta ir su 2 parašais. Ir amerikiečiai niekaip nesuprato, kaip vokiečių mechanizmas galėjo taip veikti. Tai iš esmės nieks nepasikeitė, tik dar pasunkėjo situacija, dėl to įmonių vertinimuose biurokratija kaip pagrindinis veiksnys stabdantis ekonomikos augimą yra dedamas į pirmą vietą.
Logistikos sektoriaus prognozės irgi nėra ypatingai geros. Kalbama apie išaugsiančias išlaidas, išaugsiančias kainas, apie tai, kad bus mažinamas darbuotojų skaičius. Ir todėl vienas iš tokių pagrindinių ekonomikos rodiklių, kuris rodo, į kurią pusę eina visa šalies ekonomika, taip pat nėra ypatingai geras. Dar vienas labai įdomus dalykas, kad Vokietija patapo streikų šalimi. Tikriausiai ne vienas jūs girdėjot, gal net kai kurie ir pakliuvo į tą bėdą, kad per paskutiniu metu buvo daug labai streikų, pradedant tiek nuo Deutsche Bahn geležinkelio streiko, tiek kalbant apie Lufthansa streikus, kai negalėjot skristi arba buvo skrydžiai atidedami, aš ir pats papuoliau tą situaciją. Tiesiog pasidomėjau, ką kainavo tai Vokietijai ir reikėtų pasakyti, kad pavyzdžiui viena diena visos Vokietijos geležinkelių streiko kainuoja apie 100 milijonų. Jeigu streikas ilgesnis, kaštai kyla ne linijinė tvarka, o iš dalies dauginasi. Tai pavyzdys 6 dienos streiko visos Vokietijos mastu, nuostolis galėtų būti skaičiuojamas kažkur apie 1 milijardą eurų. Ir iš tikrųjų vokiečiai pasiekė tam tikrų pergalių, tai ką reiškia pergalės, dar reikėtų į tą pusę ir žiūrėti. Jie, tarkim, Deutsche Bahn nuo 2029 metų pereis prie 35 valandų darbo savaitės. Šiaip reikėtų iš karto pastebėti, kad net visos ES mastu vokiečiai dirba 2 valandom mažiau negu visi kiti. Tai irgi prie šitos skaidrės daugiau neapsistosim. Statybų pramonė. Apie statybų pramonę reikėtų sakyti paprastai tokį dalyką, kad labai stipriai prastėja situacija su gyvenamųjų namų statyba, kažkiek geriau yra su gamybinių pastatų ir administracinių pastatų statyba, bet iš esmės situacija nėra pati geriausia, vis toliau akcentuojamas medžiagų trūkumas, aukštos jų kainos ir pagrindinis dalykas palūkanų normų didėjimas bei vėlgi biurokratija. Leidimų išdavimo laikas yra toks ilgas, kad netgi tos palūkanos, kurios mums Lietuvoje atrodo ne per daug ir didelės, iš tikrųjų suvalgo visus pinigus ir kažką statyti reikia labai stipriai galvoti. Eksporto ir importo situacija yra kiek geresnė galbūt, numatomas tam tikras labai nedidelis augimas ir eksportas augo, importas mažėjo paskutinį ketvirtį, bet reikėtų dar luktelti iki metų vidurio, kad labiau išaiškėtų tie skaičiai ir suprastume, į kurią pusę mes einame. Dabar taip, Vokietija, kaip ir praeito pranešimo metu, norėčiau pastebėti, kad labai daug didelių rimtų įmonių palieka Vokietiją. Tai tarkim, informacija tokia, Michelinas uždaro 2 gamyklas ir mažina darbuotojų skaičių 3. Goodyearas turi panašių planų dėl 2 gamyklų. Continentalis atsisako savo automobilių sistemo gamyklos. Boschas mažina darbuotojų skaičius 1000. Chemijos gamintojai AG ir BASF SE mažina vėlgi darbuotojus. 150 metų gyvavusi AG grupą AG perkelia gamybą į Lenkiją. Įvairias saulės elementų gamintojai nutraukia gamybą. Vokietijos buitinės technikos gamintoja Miele žada panaikinti 2000 darbo vietų ir planuoja ir jau ko gero kelia, kiek aš jau spėjau išgirsti, savo skalbimo mašiną gamyklą į Lenkiją. Tai atkreipkite dėmesį, kad palieka tokie gigantai ir iš tikrųjų vokiškos kilmės įmonės kaip Miele ir vokiečiam tai yra labai labai skaudu. Tai dar daug pasako apie dabartinę Vokietijos situaciją, o tuo pačiu ir teikia mums kažkokias tai galimybės, nes visada tam tikri praradimai teikia tam tikras galimybės. Kaip ir praeitos pranešimo metu, aš bandau vis pakeisti tam tikras žemės Vokietijoje ir pasakyti, kur kas, kokia pramonės šaka labiausiai populiari, ką reikėtų mūsų įmonėm renkantis Vokietiją žiūrėti ir pasirinkti kokią žemę atitinkamai, kur jų produktas gali būti populiariausias. Tai šiuo atveju nekomentuosiu šitos skaidrės
plačiau, aš manau, kad tiem, kam reikės, jie galės Pomerno žemę, Rostoką, Zalkraizą pasižiūrėti atskirai ir įsivertinti ir pasižiūrės, manau, Limpra pasidalins su jais, kur kokios pramonės šakos yra pagrindinės. Tik tai dar reikėtų atkreipti, kad šitos naujosios Vokietijos žemės, jos labiau suinteresuotos bendradarbiavimu, jų akis dar labai plačios, jie daug visko nori ir mielai dirba kartu. Tai dabar investicijos, kurios ateina į Vokietiją, apie jas irgi reikia pašnekėti. Tai kaip matot, pirmoje vietoje tiek Intelis, tiek TSMC, tai bendroji sumoje 40 milijardų eurų, tiek amerikietiška, tiek Taivanio investicija, viskas superkonduktoriai. Ir toliau yra kitos investicijos, bet jeigu atkreipsit dėmesį, mes nelabai kažką turim iš vokiškų investicijų. Mes turim daugiausia amerikietiškų investicijų, kurios mes čia išrinkom pačias pagrindinės, neėmėm smulkesnių. Tai iš karto reikėtų pastebėti, kad kadangi investicijų sumos labai didelės, tai mūsų įmonėm rekomenduoju, ypatingai kas liečia Intelio, ypatingai kas liečia TSMC, investicijas, atkreipti jas dėmesio, sekti jas ir manau, kad vokiečiai patys neįsisavins visų pinigų tiek, kiek jų yra tenai ir galbūt ir atsiras galimybė mūsų įmonėm bandyti tenai patekti ir pateikti savo paslaugas ar savo produkciją. Paskutinė skaidrė, kurios metu norėčiau pašnekėti apie galimybės Vokietijoje dabartiniai situacijai, kuri nėra ypatingai gera. Tai pirmiausiai reikėtų atkreipti į gynybos sektorių dėmesį. Vokietijos gynybos ir saugumo konferencijai, vokiečiai Berlyne vykusiai, vokiečiai pasakė labai aiškiai, mes turim 5-6 metus, kad galėtume susitvarkyti savo visą gynybos sektorių. Mūsų šiai dienai kertinis, pagrindinis ir esminis žodis yra brigada. Lietuva turi nežmoniškai didelį susidomėjimą. Galėčiau įvardinti, pavyzdžiui, tokį faktą, kad šio mėnesio 17 dieną mes su Vokietijos gynybos pramonės asociacija organizuojam Lietuvos pristatymo renginį Vokietijos ambasadoje. Tai iš tų dalyvaujančių įmonių mes turim visas stambiausias Vokietijos gynybos pramonės įmonės. Tai yra, jeigu jūsų įmonė turi bent kažkokią tai galimybę patekti į tą gynybos pramonę, nesakau, kad tą reikia lipti per galvą ir bėgti dabar ir žiūrėti ir ieškoti tų galimybių, tiesiog jeigu yra kažkokia galimybė, naudokitės ją, nes tikrai mažiausiai 10 metų šitas sektorius dar augs, nepriklausomai nuo situacijų, ar bus sustabdytas karas vykstantis Ukrainoje ar ne. Tada suprantama, kad kaip ir kiti sektoriai, lygiai taip pat žmonės turi gyventi, jie turi valgyti, jie turi vaikus vesti mokyklas, tai yra tradiciniai sektoriai ir jeigu jūs turit savo įmonėse sprendimus, kurie gali mažinti kainas, gali mažinti produkcijos savikainą, tai šiuo metu yra pats geriausias laikas Vokietijoje bandyti prasiskinti kelią. Bet tik tai noriu atkreipdėmėsi, kad Vokietijoje yra 83 milijonai gyventojų, sugrįžtų prie tos skaidrės, ir jie yra labai išlepinti esamos produkcijos Vokietijoje. Todėl patekti į Vokietiją neturėtumėt planuoti, kad jūs galit išeiti į Vokietiją per mėnesį arba 2. Čia būtų visiškai sėkmės istorija, planuokitės, kad jeigu jūs turite tikrai gerą rimtą produktą, kad jums reikėtų šnekėti apie jo ateimo į Vokietiją laiką maždaug tarp, labai gerų atveju, pusės metų iki 1,5–2 metų. Tai ko gero tokios būtų rekomendacijos ir, kaip ir minėjau, sekit Intelio investicijas Magdeburge ir bandykit, kiek galėsim, padėsim jum. Tai viskas. Ačiū labai. Ačiū Lietuvos komercijos atašė Vokietijoje Arūnui Šarkai už savo geras įžvalgas. Jeigu turite klausimų, sakykite. Iš tiesų įdomi situacija su žmonėm. Žmonės streikais, kaip ir suprantu, pasiekė nemažai ir turės nemažai, o biurokratija, paminėjot labai stiprią biurokratiją. Ar jau yra kalbose mažinti tas biurokratijas ir veiksmuose, ar dar tik tai visi eskaluoja?
Tomai, apie tai kasdien šnekama, bet iš tikrųjų tikėtis, kad tą pavyktų padaryti va taip pat iš karto ir greitai labai sunku, nes šalis yra didelė, tie sprendimai yra. Aš jau praeito mūsų susitikimo metu minėjau, kokie sprendimai yra planuojami, ką galvojama daryti, kad ekonominę situaciją skatinti. Bet juos priimti reikia laiko, dar ir įgyvendinti juos reikia laiko. Vat pavyzdys jums galėtų būti biurokratinio aparato, kuris veikia puikiai, tai dabartiniai sienų situacija. Visi, kas važiuoja į Vokietiją su mašina, pasiruoškit, kad gali tekti prie sienos stovėti, nežinau, nuo 0 iki 3 valandų. Kaip senais laikais. Ta prasme, kad baigėsi Lenkų apmokestinama autostrada ir prasideda siena link Vokietijos. Uždarė tiesiog per tiltą vieną juostą, praeinamumas yra prastas, o kaip gerai veikia biurokratija. Iš tikrųjų, jie kovoja su nelegalia migracija, bet tuo pačiu kenčiam ir mes. Ir atrodo, kad sprendimas kaip ir teisingas, bet rezultatas jis nėra toks geras, kaip norėtųsi. Tai vokiečiam dar labai daug reikia dirbti, kad kažką padaryti su tą biurokratiją. Iš tikrųjų labai kenkia jiem. Ačiū. Turime klausimą iš Pauliaus Milčiaus. Prašau, Pauliau. Sveiki, Paulius Milčius, VMG. Čia turbūt visiems aktualu ir klausimas ne tik dėl Vokietijos, bet ir dėl kitų Europos šalių. Kas naujo su kalbiniais barjerais, kaip tai keičiasi, blogėja, gerėja situacija, ką Lietuva savo ruoštų pramonė, viešasis sektorius, akademinis sektorius galėtų kitaip daryti. Ačiū. Kiek žinau, mūsų situacija Lietuvoje nepasikeitė, vokiečių kalbos nieks nesimoko, manau, kad Daiva lygiai taip pat man paantrins, kad ir su prancūzų kalba ne ką geresnė situacija. Jeigu jūs Vokietijoje nueisite į vidutinę įmonę, tarkim, iki 500, iki 1000 darbuotojų, taip jie šneka angliškai, bet jeigu jūs pradėsit šnekėti vokiškai, visai kitaip viskas vyksta. Ir, sakykime, jie vis dar gyvena netechnologiniam amžiui, jeigu taip galima įsireikšti grubiai, bet gal nėra visai tiesa, bet tebūnie taip, tai parodoje vis dar pravartu turėti vokiškų lankstinukų. Ir tai yra žymiai kreipiamas didesnis dėmesys negu į anglišką. Jau keičiasi po truputį, bet vis dar, bent jau Vokietijoje, tas dalykas turi esminę reikšmę. Todėl jeigu jūs turit galimybę turėti darbuotojų šnekantį vokiškai ir norite eiti į Vokietijos rinką, tai yra papildomas didelis veiksnys siekiant į ją patekti. Ačiū. Ačiū Jums. Kaip kitur? Prancūzijoje tai dėl kalbos tai priklauso nuo sektoriaus labai. Bet tikrai padėtis gerėja ir ypač, pavyzdžiui, jeigu jums tenka susidurti su valstybinėm įstaigom, tai padėtis geresnė. Arba su IT, su tarptautinėm didelėm įmonėm, tai tikrai galim kalbėtis angliškai. Bet su smulkesnėm įmonėm tai turbūt sudėtinga. Priešingai nuo to, ką sakė Arūnas, skaitmeninimas Prancūzijoje tikrai labai išplėtotas, tai jie tikrai dirba su skaitmeniniam technologijom. Tai jeigu prireiks, tai tikrai įsivers per ChatGPT ir galit rašyti angliškai. Bet svarbu nepamiršti pakartoti ir parašyti keletą kartų. Tai galbūt tiek. Ačiū labai. Ačiū. Gerai, keliaukime. Ačiū tada, Arūnai, Jums už pranešimą. Skaidrėmis pasidalinsime. Keliaukime prie trečio pranešimo. Tai kviečiu Lietuvos komercijos atašė Nyderlanduose Julijų Glebovą. Julijau, prašau, pasidalinkite savo pranešimu. Jo, sveiki gyvi, tik tai aš iš karto matau, ar nežinau, techninė problema. Arūnas taip ir nepabaigė, nenutraukė savo dalinimusi. Tai aš matau ekrane save, jeigu gali, jisai tegu pabaigia. Aš. Mes dabar matom jo kompiuterį, ne mano. Taip. Ačiū, Arūnai. Jo, tai dabar tada bandysiu aš pasileisti savo. Gal kol leidžiasi mano skaidrės, aš tada, kaip sakyti, tuo pačiu sureaguosiu ir į Pauliaus klausimą iš VMG. Tai, kaip sakant, Olandijoje kalbinių problemų, kaip iššūkių, vadinkim taip, nėra. Visi čia kalba puikiai anglų kalba.
Aišku, visada yra niuansų, kaip sakant, jeigu Olandas nori tau parduoti, tai jisai greitai prakalba, kaip sakant, anglų kalba, o jeigu jisai, kaip sakant, nenori iš tavęs nei nieko pirkti, nei iš tavęs kažką tau parduoti, tai turbūt, kad tokiu atveju gali ir apsimesti, kad nesupranta kalbos, bet kokiu atveju tai tikrai nėra iššūkis ir kaip mano patirtis rodo, kad tikrai čia tame problemų mes neturime, bet galbūt tada aš jau perėsiu prie prezentacijos ir iš tiesų, jeigu taip žiūrėti, kolegos daugmaž apžvelgia ekonominę situaciją kiekvienoje šalyje, tai man irgi buvo labai naudinga išgirsti jų duomenys, jų įžvalgas, nes kaip ten bebūtų, vienos iš pagrindinių ir pačiausios rinkos Nyderlandams būtent yra irgi Vokietija ir Prancūzija. Tai yra didžiausi trading verslo partneriai šitai mažai pagal teritoriją dvigubai mažesnė negu Lietuva šaliai. Tai todėl tos ekonominės situacijos ir tai, kas vyksta tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje yra aktualu ir patiem Nyderlandams ir Olandų verslams. Na, kita vertus žiūrint, kaip mums sekasi tarp Lietuvos ir Nyderlandų ir kokie yra prekybos duomenys Lietuvos ir Nyderlandų, tai čia belieka tik pasidžiaugti. Iš tiesų praėję metai ir nepaisant to, kad už praėję metai, 22 metai buvo rekordiniai metai prekyboje, tai 23 metai iš esmės išliko beveik tokie patys. Yra nedidelė mažytė 0,03 ar kiek procentų korekcija lyginant šitos 2 metus, 22 ir 23. Tai tas pats 4,7 milijardų apyvarta tarp abiejų šalių. Tiesa, mūsų eksportas šiek tiek pakrito, bet už tai pakilo natūralu prekybinė šalis, prekybininkai, importas iš Olandijos. Tai kokios tos pagrindinės prekių grupės, galbūt bus įdomu pasižiūrėti ir pamatyti. Tai tradiciškai jau, kaip sakant, tas top 10 iš esmės jau eilę metų nekyla. Tai yra, atsiprašau, nesikeičia, tai yra tos pačios prekių grupės, tiesiog susikeičia vietomis. Tai bet kokiu atveju benzinai, tabakas ir dviračiai toliau pirmauja ir lyderiauja mūsų eksportai į Nyderlandus. Tiesa, vis dėlto baldai ir mediena šiek tiek yra pakritę. Šitie elementai mūsų prekyboje, tas mūsų pramonėje labai aktualu ir tas matosi. Iš kitos pusės, jeigu, kaip ir sakiau, mėgstu sakyti, kad eksportuojame į Olandiją dviračius, dviratės transporto priemonės, tai iš Olandijos importuojame keturratės transporto priemonės, tai yra vilkikus visų pirma ir kita. Bet taipogi ir įrengimus, stakles, elektros prietaisus ir kitus komponentus. Įdomus momentas tai, kad auga medicininių prietaisų importas iš Nyderlandų į Lietuvą. Tai ir pastaruoju metu tai buvo ta tendencija pradėta stebėti praeitais metais, tai pasižiūrėsim, kur tai nuves šiemet. Na, o jeigu žiūrėti į bendrą situaciją šalyje, tai iš tiesų galima pakartoti tą skaidrę, kurią rodžiau praėjusiam webinare. Vyriausybės šiai dienai nėra. Tai kitaip tariant, nepaisant to, kad lapkričio mėnesį įvyko pirmalaikiai šalyje rinkimai, 4 partijos, 5 mėnesiai sprendimo tokio, kaip judės toliau šalies centrinė valdžia ir šalies centrinė politika, iki šiol nėra. Tos vadinamosios ultradešiniosios partijos, ypatingai viena iš jų, kurios paveiksliuką matote, Gertas Vildersas, iki šiol, ta prasme, neranda bendro sprendimo, kaip turėtų ir kokie sprendimai turėtų būti priimti. Tai vienas iš tų esminių dalykų, kuris trukdo, ko gero, kad taip galima būtų įvaldinti, pasiekti kažkokį tai aiškų sprendimą, kaip toliau šalis juda
ir kokias priemonės bandys taikyti. Tai yra visų pirma migracijos klausimai ir jos migracijos arba imigracijos prieš pastatymus ekonominiams klausimams. Tai yra pabandymas nusverti, kas svarbiau, ar imigrantai, vadinkim taip, bet čia labiau įprasta vadinti tą dalyką expatais, expatriates, ar vis dėlto nacionaliniai interesai ir nacionalinė svarba. Nes bet kokiu atveju jau dabar yra skaičiuojama, kad nuo beveik 2000 metų išlaidos, kurios patiria darbdaviai darbo jėgai, išaugo daugiau negu 60%. Tai kitaip tariant, lyginant vis tiek lyginant su Austrija, Belgija, kitom šalim, tai žinoma, Ispanija taip pat, bet tas 60% Ispanijoje yra visai kitoks dydis negu Nyderlanduose, Austrijoje arba Belgijoje. Tai šitie dalykai yra be galo svarbus ir net nepriveda prie tam tikrų sprendimų centrinėje valdžioje. Iš kitos pusės ir prieš tai buvusiose prezentacijose mano kolegė iš Prancūzijos kalbėjo apie vandenilį, Arūnas iš Vokietijos apie švarią energiją. Tai šitos tendencijos tikrai yra aktualios ir čia, ir Nyderlanduose, ir galima netgi šiek tiek ir pasidžiaugti, kad Nyderlanduose saulės ir vėjo energetikos plėtra vyko ir vyksta kone sparčiausiai regione ir tas atsisakymas iškastinio kuro, anglių, dujų, dabar pagal naujas tendencijas jau branduolinė energetika ir branduolinė energija priskiriama prie atsinaujinančių, tai kaip ir tas dalykas niekada neužėmė didelės dalies Nyderlandų energetikos balanse, apie 3–4%. Tai iš esmės tos tendencijos matosi, yra didelės investicijos tiek ypatingai į jūrų vėjo parkus, už tai Olandai nemažai dirba ir Lietuvoje šiuo klausimu ir tikrai yra didelis interesas mūsų vėjo parkais, konkursuojamais vėjo parkais, jūrų vėjo parkais. Tai kitas klausimas iš tikrųjų ateities technologija, ar tas vandenilis iš tikrųjų ir žalesis vandenilis tikrai įsibėgės, kaip ir teko vakar lankytis Šiaurės jūrų uostuose ir matosi, kad uostuose planai dėl gamyklų žalio vandenilio gamybos neatsisakoma, jos juda į priekį, vyksta savo eiga, planavimas, derinimas. Ir kokiais 26–30 metais, tai vadinkime toj vidutinio laikotarpio perspektyvoje, šitie projektai turėtų pasileisti šalyje. Kaip tik po gero mėnesio bus didžiulė konferencija Rotterdame šiuo klausimu. Bet be jokios abejonės kitas momentas tai, kad tas žaliosios energijos vystymas sukelia tam tikrų ir iššūkių. Tai visų pirma, pagrindinis dalykas, dėl ko mes tas perėjimas į tai, kad perdavimo ir skirstymo tinklas tampa jau vos beveik perkrautas ir įmonės gauna taip vadinamosius laiškus iš perdavimo operatorių. Ir tie laiškai atkeliauja netgi dėl tokių, kaip atrodo, labai nedidelių kiekių per daug suvartotos elektros energijos, pavyzdžiui, 9 kW. Tai kitose laiškuose yra kalbama apie tai, kad, kitaip tariant, net ir norėdamas tu nusipirkti papildomos elektros energijos, tu negali jos, kaip tam tikrais atvejais, negali Nyderlanduose jos įsigyti, nes tiesiog perdavimo tinklas nėra pajėgus tau jos tą kiekį patiekti. Aišku, imamas įvairių sprendimų, kaip slenkančio gamybos linijų paleidimo, naudojimo. Vėlgi, lyg tai Olandija yra viena iš labiausiai elektrifikuotų automobiliais šalių tarp ES šalių. Tai vėlgi lyg tai tada kalbam apie tai, kad galbūt tiek daug elektromobilių nereikia, nes jiem pakrauti irgi reikia tos pačios elektros energijos, kurios reikia ir pramoniai. Su energijos taupimu praktiškai sprendimai jau yra visur įgyvendinti, čia nieko kol kas nėra naujo apart pastatų apšildinimo ir kitų dalykų.
Na, baterijos taip, tai vat vienas iš sprendinių yra artimiausiu metu baterijos ir kiti dalykai. Pati, kas įdomiausia, pati elektros energija, jeigu lyginti regione jos kainą verslui, tiek smulkiam vidutiniam, tiek ir kainą didžiosiam gamybos įmonėm, lyginant tarp Olandijos, Belgijos ir Vokietijos, tai ta kaina vis dėlto atmetus subsidijas ir paramą, jinai yra pakankamai didžiausia. Tai šitoj vietoje irgi yra tam tikrų klausimų. Ir trečias elementas iš tikrųjų tai, kad viena iš didžiausių kompanijų, tai visi mes žinom kompanija Shell, prieš keletą metų buvo paduota į teismą ir į Hagos teismą ir teisme, bet čia ne tas teismas, apie kurį mes dažnai ir kabo kvietimas vienam žmogui virš Vilniaus savivaldybės, čia yra civilinis teismas, yra pripažinęs, kad Shell vis dėlto pažeidė klimato kaitos įsipareigojimus ir turėtų imtis tam tikrų priemonių ir veiksmų. Šiuo metu, kaip tik 24 metais, vyksta apeliacinės nagrinėjimas ir iškeliamas klausimas kitas. Tai ar vis dėlto, kas yra svarbiau? Ar klimato kaita ir žalioji energetika, ar energetinis saugumas ir energijos šaltinių prieinamumas, pasiekiamumas vartotojams. Na, vartotojams bendraja prasme. Tai kol kas iš pradžių 21 metais pozicija buvo labiau krypstanti apie žalią energetiką, kad reikia tai daryti ir siekti to bet kokią kainą. Pažiūrėsim, kaip vystysis byla šiuo metu ir kokios tendencijos bus artimiausiu metu. Taip, tai yra didieji žaidėjai, tai yra kalbama apie korporaciją Shell, bet nebejotina, kad tai toks teismo sprendimas turės įtakos ir tolimesniem įsipareigojimam tiek Europos Sąjungoje, tiek ir galų gale valstybėm narėm. Iš kitos pusės gyvenimas, na, aš nepieščiau to tokiom, kaip sakant, niūriom spalvom. Panašu, kad turime techninių nesklandumų. Luktelkim truputėlį, gal atsigaus ryšys. Negirdime Julijaus. Jeigu nepavyks, visko būna. Julius prezentaciją pasidalins ir bet kokiu būdu atsakys į iškilusius klausimus. Kas sujudėjo? Netekome Julijaus. Panašu, kad turėjo atsijungti. Vėjai ir potviniai. Gerai, tada keliaukime prie mūsų paskutinio pranešimo. Dėkojame Juliui, jisai spėjo pranešti daugiau nei pusę savo pristatymo. Likusia dalis tikrai bus ir jie pasidalinsime. Tai kviečiu Lietuvos komercijos atašė JAV Mantą Zamžicką. Mantai, prašau, pasidalinkite savo pranešimu ir praklausim. Sveiki, labas vakaras, tikiuosi gerai girdimės. Labas rytas, Čia dar Mantai. ankstyvas rytas, 6:40 ryto, tai bandysim dabar pasidalinti skaidrėmis. Tikiuosi viskas matosi. Taip, puikiai. Prašau. Gerai. Tai gerai, tai bandysim greit prabėgti visas Jungtinės Amerikos valstijas. Aišku, čia turbūt
galima kalbėti ir kelias valandas ir gilintis į kiekvienas valstijas ir taip toliau, nes tai federalinė šalis, kuria sudaro 50 atskirų valstijų, bet pabandysim taip greit paliesti įdomiausius šalies aspektus. Tai pirmiausia, trumpai apie mane. Tai prieš šią poziciją Los Andžele dirbau komercijos atašė Londone, o prieš tai teko dirbti ir Versli Lietuvoje ir keliose konsultacinėse įmonėse. Tai turiu šiek tiek geresnį supratimą turbūt, ko reikia Lietuvos verslui ir kaip galima būtų jam padėti būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai pagrindinis turbūt daugeliui klausimas yra artėjantis JAV prezidento rinkimai lapkričio 5 dieną. Du pagrindiniai kandidatai, tai buvęs JAV prezidentas Trumpas ir esamas prezidentas Bidenas. Tai žinoma, yra įvairių klausimų ir spėlionių, kas gali šiemet laimėti. Aišku, labai sudėtinga atsakyti į šios klausimus dabar ir kaip JAV visa politika pakryps ir panašiai. Reiktų turbūt skirti ir prieš rinkiminę visą retoriką ir vėliau po rinkimų sekančius darbus. Tai trumpai turbūt reiktų gal paliesti apskritai JAV visą rinkimų sistemą. Tai, kaip minėjau, JAV sudaro 50 skirtingų valstijų. Tai vienos valstijos yra paprastai tradiciškai balsuojančios už demokratus, tuo tarpu kitos valstijos tradiciškai balsuoja už respublikonus. Ir yra dalis valstijų, kurios kiekvienais rinkimais nėra iki galo apsisprendusios ir prieš kiekvienus rinkimus kiekvieno kandidato yra tikslas įsiteikti ir prisistatyti tinkamiau būtent tom swing states, tai yra svyruojančiom valstijom ir įkalbėti balsuotojus būtent tose valstijose, kad balsuotų būtent už demokratus arba respublikonus. Ir dažnai būtent tos svyruojančios valstijos yra lemiančios, nes standartiškai balsuojančios valstijos paprastai turi jau prognozuojamus balsus ir jie paprastai jau yra įskaičiuojami. Aišku, yra įdomių aspektų, kad vis tiek migracija vyksta ir tarp valstijų Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip turbūt girdite, labai daug profesionalų migruoja iš to pačio Silicio slėnio į Ostiną, Teksaso valstiją ir taip toliau. Ir vėlgi elektoratas ir balsuotojai ir jų būtent pasirinkimas pradeda keisti visą paveikslą. Tai žiūrėsim, labai įdomu, bet turbūt ir jums įdomu pamatyti paskutinės apklausas. Tai čia parodytos yra tos swing states, svyruojančios valstijos. Tai pagal paskutinės apklausas šiek tiek pirmauja buvęs prezidentas Trumpas, tai čia tokios valstijos kaip Arizona, Džordžija, Michiganas, Nevada, Pensilvanija. Ir čia yra kaip tik kovo 17-24 dienos apklausos atliktos Wall Street Journal, o dešinėje matome būtent 20 metų rezultatus, kuriuose prezidentas Bidenas būtent laimėjo ir laimėjo būtent prezidento postą. Tai tokios paskutinės apklausos, aišku, daug kas gali keistis, svyruoti ir taip toliau. Ir bendras rezultatas vis tiek šiuo metu yra beveik apylygis apie 50-50%. Tai ta įtampa, manau, dar išliks kurį laiką. Tai dabar šiek tiek apie JAV ekonomiką ir iš tiesų ženklai yra pozityvus, turbūt šiek tiek kitokie nei girdėjom iš kolegų, ypač
Vokietijoje, tai JAV ekonomika iš tiesų rodo puikius rezultatus ir žymiai geresnius nei tikėjosi daugelis ekonomistų, finansų analitikų ir taip toliau. Tai 23 metų paskutinį ketvirtį buvo fiksuojamas 3,3% augimas, apskritai metinis buvo 2,5% augimas, tai žymiai aukštesni rezultatai nei tikėjosi daugelis analitikų ir tai priimama kaip labai pozityvus ženklas kalbant apie ateitį ir pažymima, kad dažniausiai, aišku, lėmė vartojimas, klientai, konsumeriai turi pakankamą santaupų kiekį ir jų išlaidos tikrai daro teigiamą poveikį ekonomikai. Žiūrint vėlgi infliacinius rodiklius, tai Jungtinės Amerikos valstijos dar 22 metais susidūrė su pakankamai aukšta infliacija, beveik 9% ir natūralu, kad JAV centrinis bankas Fed ėmėsi analogiškos taktikos, kaip ir kiti centriniai bankai daro tuo metu, tai yra didinti palūkanų normas tam, kad suvaldyti infliaciją. Ir aišku, pagrindinis Fedo JAV centrinio banko tikslas yra išgauti tą infliaciją ties 2%. Tai paskutiniai duomenys yra, kad vis dar tas suvaldymas yra su iššūkiais, nes paskutiniu metu vėl infliacija šiek tiek pakilo, paskutinį mėnesį 0,4%. Ir tai daro šiek tiek didesnius iššūkius, tai dėl to daugelis analitikų spėja, kad iki vasaros JAV centrinis bankas Fed tikriausiai nemažins palūkanų normų ir tai vėlgi turbūt yra signalas, kad bandys stabilizuoti situaciją ir visus infliacinius procesus šalyje. Tai kas labiausiai turbūt lėmė tos infliacinius procesus, kuriuose sektoriuose ta infliacija labai iššokusi, tai čia ir automobilių remontas, gydymo paslaugos, nuoma, restoranai, visa tai, kur buvo per paskutinį laikotarpį būtent iššoko infliacija ir tas kainų augimas vis dar fiksuojamas. Tai vat šie aspektai lemia būtent tos infliacijos vis dar nesuvaldymą ir atšokimą paskutiniu metu. Žiūrint į JAV centrinio banko Fed vėlgi nustatytas palūkanų normas, tai jos yra šiuo metu ties 5,5%. Įdėjau šį paveikslėlį, nes jis puikiai parodo buvusios finansų krizės, nekilnojamo turto krizės dar kitaip vadinamos, kurią mes tikrai ir Lietuvoje labai pajautėm ir 2008 ir 2009 ir sekančiais metais. Turbūt analogija, kad grafikas pakankamai labai panašus, nors tuo tarpu tiek skaičiai, tiek analitikai neprognozuoja, nors aišku, dažnai pasižiūrėjus istoriškai, nuo tos didžiosios depresijos, kuri įvyko 30 metais ir JAV centrinio banko infliacinių procesų valdymo palūkanų normomis, praeina dažnai apie 2,5 metų, kol prasideda tam tikri iššūkiai rinkoje ir ekonominės krizės. Tai vėlgi, kol kas prognozijos labai teigiamos JAV ekonomikai, bet žiūrėsime, kokia bus ateitis. Turbūt irgi daug girdite apie tai, kad JAV vėlgi labai daug atleidimų, ypač technologijų pasaulyje, labai daug atleidžiama darbuotojų ir taip toliau. Didžiosios korporacijos išties atleidžia nemažai darbuotojų, bet turbūt verta pastebėti ir faktą, kad tie atleidimai yra
būtent dėl to, kad COVID laikotarpiu buvo pakankamai nemažai darbuotojų pasamdyta papildomai, kad patenkinti išaugusią paklausą būtent skaitmeniniam įvairiom paslaugom ir panašiai. Natūralu, kad su laiku po COVID atsigavus normaliems ekonominiams procesams, įmonės grįžta prie būsių skaičių, nors dar iki būsių skaičių pakankamai toli, vis dar tie darbuotojų skaičiai yra žymiai didesni nei buvo prieš COVID, nes vis dar skaitmeninių paslaugų poreikis yra pakankamai didelis, bet tam tikras optimizavimas vyksta. Ir tai turbūt geriausiai parodo, kad tie atleidimai bendro paveikslo nekeičia. Nedarbo lygis yra 3,9% paskutiniais duomenimis ir iš principo jisai su tam tikrais svyravimais, bet išlieka panašiame lygyje nuo 22 metų vasario mėnesio. Ir tai yra fantastiškas rezultatas, iš ties darbo rinka rodo pavydėtinus rezultatus ir tai yra daug žemesnis rezultatas būtent nedarbo lygio. Procentai žymiai mažesni nei daugiametis vidurkis, kuris siekia 5,7%. Tai yra iš ties puikus rezultatai ir jau kurį laiką JAV ekonomika demonstruoja atsparumą, o JAV korporacijos vėlgi turbūt supranta, kaip yra sudėtinga atleidus žmonės vėl rasti naujus ekspertus ir profesionalus rinkoje. Tradiciškai mano rodomas ICM gamybos indeksas, tai vėlgi jisai rodo tikrai gerą rezultatą. Pagaliau, man atrodo, po 16 mėnesių gamybos sektorius vėl atsigauna. Tai yra vertė, kaip matote, rodiklio siekia virš 50%, 50,3, ir tai reiškia, kad jau gamybos sektorius pradeda demonstruoti augimo tendencijas. Ir pasižiūrėjus giliau, tai vėlgi nauji užsakymai, gamyba, darbo vietos, visa tai yra fiksuojama, tas pats inventorius, visa tai skaičiuojamas pozityvus augimas ir pozityvus rezultatas. Tai tikrai po 16 mėnesių yra teigiami labai ženklai gamybos sektoriai. Paslaugų sektorė tuo tarpu augimas išlieka sektorius, tačiau buvo prognozuojama, kad rodiklis bus apie 53, jis šiek tiek yra mažesnis, tai vėlgi paslaugų sektorius susiduria su iššūkiais pritraukiant talentus ir panašiai į sektorių. Todėl tas rodiklis yra šiek tiek mažesnis, bet visgi demonstruoja augimo tendencijas. Gamyba Jungtinėse Amerikos valstijose, tai iš principo ir dabar galime matyti, kad tai yra labai svarbus sektorius ir JAV vyriausybė nori padaryti jį dar reikšmingesnių, pritraukiant didelės korporacijas į Jungtinės Amerikos valstijas, kitais žodžiais tariant, susigrąžinti gamybą iš Azijos, trumpinti tiekimo grandinės. Ir sektorius iš tiesų šitas yra stiprus, nes, kaip matote, iš faktų, kad valdo 55% patentų, gamybos augimas, ypač inovatyviuose sektoriuose, 70% išleidžia R&D veikloms ir taip toliau. Tai ir sugeneruoja 11% bendro vidaus produkto Jungtinėse Amerikos valstijose. Aišku, šiek tiek žemiau nei Lietuvoje, kas yra, man atrodo, apie 23%. Tai visa tai rodo, kad jau yra ypatingai svarbus sektorius, nors dažnai mes pagalvojame apie JAV, ypač pastarąsius turbūt keletą dešimtmečių kaip paslaugų šalį, ir kad daugelį gamybos
visgi daugelis gamybos yra iškelta į Azijos kitas šalis, tačiau turbūt pradedant ankstesnėmis administracijomis dar prieš prezidentą Bideną visa yra politika, kaip susigrąžinti gamybą į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir būtent tam paskatinti buvo sukurtas Inflation Reduction Act, kuriam planuojama skirti beveik 400 milijardų, tai čia liečia ne tik gamybos, bet energetikos sektorius, aplinkosaugą, transportą, žemės ūkį ir vandens sektorius. Tai į šias industrijas bus išties labai daug investuojama. Ir pažiūrėjus į žemėlapį ir konkrečius sektorius, tai vėlgi tie patys puslaidininkiai, gyvybės mokslai išties dominuoja ir didelės gamyklos TSMC, Intelis, tas pats, kas ir Vokietijoje turbūt panašios tendencijos, stato milžiniškas gamyklas, milijardinės investicijos, ypatingai čia pasižymi Arizonos valstija, kurioje dygsta gamykla po gamyklos ir iš tiesų yra plečiama. Ta pati Kalifornija, kurioje kosmoso technologijos, gynybos pramonė yra vystoma, tai išties labai daug investicijų. Ir kaip vienas iš pavyzdžių, to pačio TSMC, kuris investuoja 65 milijardus į savo gamybą Jungtinėse Amerikos valstijose pagal Inflation Reduction Act, iš JAV vyriausybės atgaus beveik 7 milijardus JAV dolerių. Tai vat tokios priemonės ir dėl to JAV iš tiesų turi tikrai pakankamai daug privalumų ir tie visi, sakyčiau, subsidijavimo mastai turbūt yra pažengę žymiai toliau nei Europoje. Labai trumpai apie JAV ir Europos prekybą ir partnerystę, tai kad suvokti apskritai, kaip viskas vyksta ir kokia situacija, tai prekybos skaičius šiek tiek paliesime vėliau, jie augantis ir tikrai gerai atrodantis. Tarifai išties yra maži, lyginant su kitom pasaulio šalim, bet esmė turbūt, kad vis dar nėra laisvosios prekybos sutarties, kuo Europa turbūt gali pasigirti su Kanada, tačiau JAV ir ES vis dar neturi laisvosios prekybos sutarties. Ir natūralu, tie nesutarimai liečia įvairius dalykus ir sertifikavimo reikalavimus ir standartus maisto industrijoje ir kitose industrijose. Natūralu, tai yra dvi didžiosios ekonomikos, kurios ir konkuruoja. Tai tam buvo sukurtas ir JAV ir Europos Sąjungos technologijų ieškau vertinio technologijų taryba, kuri buvo įsteigta 21 metų birželio 15 ir kurios tikslas būtent tartis dėl esminių klausimų, tokie kaip puslaidininkiai, energetika, galimos investicijos, dabar aišku dirbtinis intelektas ir visa kita, reguliacinė aplinka. Tai šios dvi ekonomikos nuolatos susitinka ir diskusijos vyksta dėl esminių klausimų. Ir tai, man atrodo, po truputį galbūt artina prie vieną dieną galimai to susitarimo, kuris įvyks prekyboje tarp JAV ir Europos Sąjungos. Bet smagu, kad tas dialogas vyksta ir dvi didžiosios ekonomikos gali diskutuoti ir nustatyti tam tikras kryptis. Tai, kaip minėjau, prekyba tarp Europos Sąjungos ir JAV iš tiesų yra auganti ir
tiek importas, tiek eksportas ir teigiami rezultatai nuo pat 20 metų iki 22, išties dar nėra 23 metų duomenų. Tiesioginės užsienio investicijos, vėlgi įdomus skaičius, kad tiek JAV, tiek Europos Sąjungoje viena į kitą yra investavusios panašius skaičius, tai įdomus faktas ir tai rodo turbūt tą glaudžią partnerystę tarp dviejų didžiųjų ekonomikų. Dabar šiek tiek apie pasiruošimą, turbūt čia nepaslaptis, kad einant į bet kurią rinką reikia tinkamai pasiruošti ir pasidaryti namų darbus, tai nesvarbu tai ar Europos Sąjunga ar Jungtinės Amerikos valstijos, bet man atrodo, Jungtinės Amerikos valstijos yra ypatingai, nes tai yra didžiausia vis dar pasaulio ekonomika ir turbūt galim pavadinti konkurencingiausia. Ir natūralu, kad tiek teisinė bazė, tiek tam tikra protekcionistinė politika ne visą laiką mums atsako į visus klausimus. Todėl turime dar daugiau pasiruošti ir atlikti namų darbus. Tai dėl to mes dažnai siūlom Lietuvos įmonėm pasinaudoti UCLA universiteto GAP programa arba Global Access programa. Jos tikslas vėlgi padėti ir paruošti ne JAF įmonėms strategiją ir padėti joms atsakyti į klausimus, kodėl, pavyzdžiui, jų produktas silpnai parduodamas Jungtinėse Amerikos valstijose, arba kodėl, arba ką padaryti ir kas iki šiol buvo daroma blogai, dėl ko iki šiol nepavyko patekti į JAF rinką. Arba norite atsakyti tokius klausimus, ką padaryti, kokius namų darbus dar turite pasidaryti, kad tinkamai įeitumėte į JAF rinką. Arba kaip adaptuoti produktą ir taip toliau. Tai tokius klausimus jums gali atsakyti programa, kuri jau veikia labai daugelį metų, jau iki šiol yra sudalyvavusios 18 įmonių iš Lietuvos. Ir įdomu tai, kad šiemet yra galimybė per inovacijų agentūrą dalį lėšų kompensuotis, tai čia visos yra nuorodos ir aprašymas ir sąlygos dalyvavimo. Kolegos iš inovacijų agentūros vėlgi gali daugiau informacijos suteikti apie tai, kokios galimybės yra finansuoti, nes mano žiniomis yra galimybės tik iki 6 įmonių šiemet dalį lėšų finansuoti, tai vėlgi įmonės, kurios turės didžiausią turbūt potencialą, jos bus įvertintos ir galimais gaus subsidiją. Tai vėlgi šias nuorodas rasite skaidrėse. Taip pat noriu pareklamuoti kasmet vyksiantį Šiaurės Amerikos Lietuvos verslo forumą, kuris nesenai praūžė Niujorke. Tai išties turėjom virš 200 svečių su daugybė side eventų. Tai įmonės, kurios domėsi įėjimu į JAF rinką, ypatingai svarsto pradėti nuo diskusijos, galbūt nuo mūsų diasporos, nuo mūsų profesionalų Jungtinėse Amerikos valstijose, nes tai dažnai yra kultūriškai paprastesnis variantas. Tai kviečiu tikrai sekti naujienas mūsų ir kai bus aiškiai sekančių metų forumo vieta ir data, mes tikrai paskelbsime ir kviečiame jungtis, įsitinklinti ir glaudžiau susipažinti su galimybėmis JAF rinkoje. Dabar truputėlį keletą žodžių apskritai apie tai, kad suvokti, kas yra Jungtinės Amerikos valstijos, kuo jos galbūt skiriasi nuo Europos Sąjungos ir kaip mes įsivaizduojame būtent darbą Europos Sąjungoje ir kuo jis skiriasi nuo Jungtinių Amerikos valstijų. Tai
Dažnai kompanija, jeigu veikia Europoje, tai jinai turi paprastai ambicijas regioninės arba nacionalinės, arba prekiauja vidinėje rinkoje, arba dažniausiai su kaimininėmis šalimis. Tačiau, kai kompanija jau įeina į JAF rinką arba jinai užauga JAF rinkoje, paprastai tai yra galvojama ir tikimas ypač iš investuotojų pusės, kad kompanija turės globalius tikslus ir eiti į viso pasaulio rinkas, ypatingai kalbant apie technologinės kompanijos, kurios turi galbūt SaaS produktus ir panašiai, kad jos pasieks globalius pasaulius. Ir visa ekosistema ir galimos investicijos iš rizikos kapitalų būna sukoncentruotos būtent į šitą veiklą, kaip padaryti kompaniją globalią. Tuo tarpu Europoje dažnai turime ne tik sunkesnė prieiga prie rizikos kapitalo, kurio paprastai yra žymiai mažiau nei Jungtinėse Amerikos valstijose, bet tai dažnai apriboja ir įmonės augimo galimybės. Tai paprastai tas žymiai ilgiau užtrunka nei kompanijom, kurios jau įeina į JAF rinką ir bando augti. Ir augti stipriai, yra toks angliškas žodis scale up, kuris nuo vidutinė kompanija gali padaryti globalią, didelę ir jeigu tai, aišku, jos teikiama paslauga yra paklausi ir galimai paklausi pasaulyje. Aišku, reguliacinė aplinka, tai apie ką kalbėjo kolega, Vokietijoje, kad tas reguliavimas, biurokratija Europoje išties yra didžiulis, tai Jungtinėse Amerikos valstijose viskas galbūt iš vienos pusės yra paprasčiau, bet iš kitos pusės tai yra federalinė valstybė, tai turi reguliavimą, reglamentavimą, mokesčių sistemą federalinių lygių, valstijos lygių, miesto, regionų lygių. Tai vėlgi, dirbant Jungtinėse Amerikos valstijose beveik neįmanoma išsiversti be konsultantų, mokesčių ekspertų, teisininkų, nes kitaip tiesiog galima pasiklysti. Mūsų komanda Jungtinėse Amerikos valstijose, tai be ambasados Vašingtone mes turime konsulatus Niujorke, Čikagoje ir Los Andžele. Visos atstovybės turi ekonomistus, jų nuotraukas matote, vardus, pavardės. Juos galite pasiekti e-mailais, telefonais, bet standartas yra vardas.pavardė@mfa.lt. Ir mūsų užduotis padėti jums atsakyti į klausimus, jeigu mes randame potencialius partnerius, vėlgi tikslas sujungti su jumis ir padėti jums kuo labiau išplėsti prekybos su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Turbūt verta paminėti, kad nesenai inovacijų agentūra atidarė atstovybę Silicio slėnyje, tai vėlgi yra du profesionalūs žmonės, Karolis Karalevičius ir Diana Plačiakienė, kurie yra Amerikos lietuviai ir vėlgi padeda Lietuvos įmonėm, ypatingai technologiniam įmonėm, iš gyvybės mokslų, iš IT ir lazerių sektorių įsitvirtinti Silicio slėnyje, įsitinklinti Silicio slėnyje. Tai vėlgi, jeigu turite technologiją ir domintų būtent Silicio slėnio regionas, tai kviečiame kontaktuoti kolegas, visa kontaktinė informacija nuorodoje yra. Jeigu nerandate kažko, kviečiu kreiptis, padėsime ir nukreipsime tinkamą linkmę. Žemėlapyje matote taip pat ir garbės konsulus, kurie išsidėstė Jungtinėse Amerikos valstijose. Jų tikslas vėlgi supažindinti Lietuvos verslą, Lietuvos institucijas su situacija, JAV pristatyti tendencijas ir taip toliau. JLL Global Lithuanian Leaders su profesionalais ir ekspertais skirtingose valstijose. Tai vėlgi visą šitą skaidrės rodo, nes noriu parodyti, kad komanda nemaža, tiek su
vyriausybinėm organizacijom, tiek nevyriausybinėm, garbės konsulais, profesionalais, neatlygintinais konsultantais. Komanda yra didelė ir mes ją pavadinom Team Lithuania in the USA ir jos tikslas vėlgi padėti Lietuvos verslui kuo lengviau įsilieti į šią turbūt vieną sudėtingiausių ir konkurencingiausių rinkų pasaulyje. Tai ačiū labai už dėmesį. Ačiū Lietuvos komercijos atašė JAV Mantui Zamžickui. Tikrai judesio daug JAV, aišku, ir šalis nemaža. Įdomus toksai dalykas, man tai nedarbo lygis labai mažas, o girdim viską, ne viską, daug bando perkelt gamybos iš Azijos. Ar tai truputį nesukelia įtampos, būtent iš kur ten tų darbuotojų ras, nes gamyboje tai reikia gal tokio vieno lygio darbuotojų, o atleidimai yra daugiau, ką girdėjom, IT sektoriaus darbuotojų. Tai tie atleidimai, kurie įvyksta, tai rodo, kad profesionalai pakankamai nesunkiai vėl susiranda naujas darbo vietas. Bet dėl tų talentų ir tos gamybos susigrąžinimo turbūt galim paminėti tai, kad vėlgi viskas yra sufokusuota į aukštos pridėtinės vertės verslą ir jo susigrąžinimą ir tų tiekimo grandinių trumpinimą. Ir JAV yra išskirtinė šalis, natūralu, kad tos talentus siurbia iš viso pasaulio, ypatingai universitetai ir taip toliau, turbūt, nežinau, daugelį pasaulio šalių visi studentai, išskyrus turbūt ES lyderiaujančias šalis, visi nori studijuoti Jungtinėse Amerikos valstijose. UCLA, Stanfordas, Berkeley, žodžiu, Harvardas ir taip toliau. Tai MIT, aišku. Tai natūralu, kad susiurbia ir kol kas patenkina visą tą poreikį ateinančių ir investuojančių kompanijų. Tai tendencijos yra puikios ir matosi, kad tas planas veikia, tas Inflation Reduction Act ir tos investicijos subsidijos ir taip toliau. Tai kol kas tikrai pozityvus labai rezultatai ir man atrodo, šioje vietoje lenkiama yra Europa pakankamai drastiškai. Supratau. Ačiū Mantui. Pas mus sugrįžo Julijus. Tai Julijau, gal galėtumėte apibendrinti ir kelias žodžius, mintis dar, kurių gal nepasakėt, išsakyti ir kol dar esame kartu. Jo, gerai, ačiū labai Tomai, aš tada prezentacijos jau nebejungsiu, kaip sakant, vis tiek jau Lietuvoje po 5, visi turbūt galvoja apie kamščius Vilniuje ir ne tik, labiau nei apie Nyderlandus, kuriuose kamščiai beje irgi labai dideli ir čia jie matuojami jau kilometrais, ne valandom, o kilometrais tiesiog. Tai aš tiesiog tik keletą skaičių galbūt paminėsiu, kolegos irgi kalbėjo ir apie infliaciją, ir apie darbo užmokestį, tai infliacija pas mus čia mažėjanti, turime tendenciją mažėti nuo 4,5 iki 3,8 ir ten prognozuojama, kad dar mažės 3,8. Vienintelis dalykas, ir ko laukiau ir klausiau Manto, kitą akim šiek tiek pasižiūrėjau ir ką Europos centrinis bankas šiandien suprognozavo ir panašu, kad ir matau reakciją iš LPK, Janulevičiaus, kad jau dužo paskutinės pavasario viltis, įdėta sakuros nuotrauka. Tai iš esmės, ką Olandai visada sakė, infliacija svarbu, bet vienintelis dalykas, kuris mus stabdo šiai dienai nuo palūkanų normos ir monetarinės politikos mažėjimo, tai yra būtent darbo užmokestis. Darbo užmokesčio tendencijos yra be galo svarbios, todėl yra svarbu žiūrėti ne tik tai, kiek infliacija, kiek yra procentų ir kiek ten tų Maastrichto kriterijų atitinka, bet ir apie darbo užmokestį. Tai kas susijęs su Nyderlandų rinka, tai čia atkartosiu tai, ką ir Daiva minėjo, lūkesčiai dėl darbo užmokesčio augimo Nyderlanduose taip pat yra sumažėję. Tai šitas faktorius irgi yra svarbus. Na, o jeigu taip žiūrėti pagal sektorius, tai iš tikrųjų, kas šiuo metu yra Nyderlandų ekonomikos varikliai, tai mašinos įrengimai, automobiliai ir elektronika. Kas yra
pramonės stabdžiai, vadinkim tie, kurie daugiausiai įneša nuo to neigiamo koeficiento į tos visus rodiklius. Tai yra maistas, plastikai ir petrochemija. Na, petrochemija tai turim omeny naftą ir chemiją, bet čia labai aiškus paaiškinimas, nes naftos kainos nebe tokios jau kosminės, kaip buvo pernai ar panašiai. Tai čia kas tas savotiškai neigiamumas turi teigiamą tendenciją, nes tie patys energijos ištekliai visiems reikalingi, jie turi tendenciją atpigti. Statyba, kaip ir trumpai jau buvau spėjęs, gal dar prezentacijoje parodyti, atsigauna. Ir būtent naujų namų statyba atsigauna, ne renovacija, šiltinimas ir panašiai, bet būtent naujų objektų įvedimas į rinką. Tas irgi, manau, yra mums aktualu ir svarbu. Na ir vis tiek tikiuosi pasidalinsite prezentacijom, kaip visada tradiciškai 10 renginių iki metų galo, kur mes kaip ambasada tikrai būsim, dalyvausim. Ir jeigu kas iš verslo būtų suinteresuotas, visada pasiruošę pagelbėti ne tik tose renginiuose, bet ir apskritai. Tai taupydamas jūsų laiką, ačiū. Ačiū, Julijau. Artėjant mūsų webinarų į pabaigą, noriu padėkoti visiems, kas šiandien prisijungėte. Ačiū už aktyvų dalyvavimą, įžvalgas, jos tikrai labai svarbios. Jūsų patirtis, patarimai tikrai padeda visiems geriau nugrįsti savo kelius. Ačiū didelis komercijos atašė Prancūzijoje Daivai Kirkilaitei Šetkutį, Vokietijoje Arūnai Šarkai, Nyderlanduose Julijui Glebovui, JAV Mantui Zamžickui už, kaip minėjau, jūsų įžvalgas ir pasidalintas žinias. Visą renginio medžiagą ir pranešėjų skaidres galėsite rasti šiek tiek vėliau renginiui pasibaigus. Limpra svetainėje, renginių skiltyje, taip pat ir išsiųsime visą informaciją nariams. Ačiū visiems, kad buvote šiandien kartu su mumis ir iki artimiausių susitikimų. Geros dienos. Viso. Ačiū. Iki. Ačiū, viso gero visiems. Iki, ačiū. Viso, iki.